Kraustymasis kartu su jie gyventi. Kada eiti? Ar jai pirmam pačiam pasiūlyti? Ar laukti iš jos kada? Tai apie tai pašnekėsim ir kur eiti taip toliau. Sakyt, ar ši moteris tai palaiko tavo kryptyje? Jeigu tu saisi su moterimi, kuri negerbė tai, kur tu dirbi, kuri tavęs nepalaiko, kuri tavęs nepamotyvuoja, negerbė už tavo padarytus darbus, ne. Tu tokia moterimi negyveni anksčiau. Jie tau seni pasakys visą informaciją pačią geriausią ir tau aktualiausią apie ją. Ok, kalbėjimas į santykius su savo mergina. Tai yra ypatingai svarbus dalykas, kadangi kai tau kas nors nepatinka, kai tu nori kažką pasakyti, žinai, reikia kažką pasakyti, išmokti. Santykiai tai niekas kitas, kaip kalbėjimasis kartu ir tenkinimas vienas kitų poreikių. O kad tuos poreikius pasakyti, tu turi išmokti, pasakyti, ko tu nori iš jos. Nes jinai niekada tau nepadarys tai, ko tu nori, jeigu tu jai nepasakysi. Koks jos požiūris yra į seksą? Kaip santykiuose spręsti konfliktus. Pats svarbiausias ir pati svarbiausia tema iš tikrųjų. Ir kiek tu sugebėsi draugystę išlaikyti, priklausys nuo tavo sugebėjimų spręsti konfliktus. Airinai, nu kaip tu mane nervini, pastuviai tu to vonio ekranų neprisuki, nu plaša, tu pats nematai, tau reikia tu pirštų parodyti, sako, nu tai ką tu kraną prisuki, tu nesugebi lempas, prieš šitų lešis su tokiu virusu jau gyventi, žinai, param. Visą senį šūdą užvarė ant manęs, užmetė, supranti, su kuo supranti, sutripimą. O kokia barzdelė, Tav irgi, tav viena, o koks švargas, tu vyrukai, ką spręsim, sakau. Ką spręsim, žinai, sako, tu, sako, prie tu slendi. Tu senis žinaukai, tu žinautum, kas yra pick-upas, žinai, kad tu gali bet kuriam siliau, sakau, ta panelė, sakau, tai mama ateis, tu pažiūrėk, kiek čia, sakau, vaikštų, žinai, panelių, žinai, gražių, viską, bet tu, ką aš jau tokiem vyram, kaip jums, žinai, su jumis ginčiačiau, tu pažiūrėk, sakau, koks tavo švarkas, žinai, kokius kelnius, kokie pečiai, tu pažiūrėk į mano tik tai, nu tai ką aš čia su tavim, žinai, varžysiu seksą. Kaip duoti jai tokį seksą, kokiu jie negautų iš niekur kitur. Kad tu būtum numeris vienas, kuris ją gerai patvarkytum. Seksas tai yra ne tada, kai tu įkiši savo pimpiliuką į jos putytę ir pradedi ją daryti. Seksas prasideda daug anksčiau ir moterys jį supranta kaip... Labas. Jau baigiai valgyti. Norėjau paklausti, kaip tūgi kotletą pasigaminti. Žinai, čia žinai galvoju, 7 litai pavalgiau, bet neprivalgiau, žinai, tai va. Ką? Tu čia nedirbi? O kur?